Teko man didį garbė prieš 25 metus, prieš 4 amžiaus iš Lietuvos radijo studijos koordinuoti Baltijos kelią. Šiandien tą koordinavimą pratęsime čia, katedros aikštėje. 11 valandą išvyks Baltijos kelio 1989 metų koordinatoriai į Baltijos kelią ir aš, tada nebuvęs Baltijos kelyje, bet jį koordinavęs, šiandien kartu su jais vyksiu į Baltijos kelią. O jums prieš palinkėdamas geros kelionės iki pat Talino noriu priminti, kas tai yra Vilnius. Nuo Vilniaus jūs pradedate savo prasmingą kelionę. Ar kitur jūs matėt Vilnių ir Vilnelę sunerim, Kupiškėno Stuokos kilnę katedrą ties pat pilim, kur karstus karalius saugo sarkofaguose gėla, o prie jų jau vietoj sargo liūdi amžina tyla, kur ir universitetas, švyturys tėvų šalies, manuskriptais pažymėtas kaip randais akmuo pilies, kur senelio miesto foną, tarsi saulės karūna, puošia molžemio raudono filigraninė ona, kur antakalnio baroką kaip reliktą tu gali rodyti kiekvieną progą savo svečiui iš toli. O garsus tu Vilniau savo grožį kuriančią ranką, netuščiai to pranašavo didį garsą Lizdeika. Ir Žvėryne, ir Žirmūnuos, kaip senamiesti darna, jau Lazdynai įsipynė lygi Poringė daina. Ne, kitur nematėt Vilniaus, čia mūsų godos ir viltis. Jam nebaisios laiko Vilnys, budi amžių išmintis. Sėkmės jums Baltijos kelyje. Ačiū labai jums už tokius nuostabius žodžius. O mūsų 25 ekipažai pajuda link Panevėžio, pro Panevėžį 25 ekipažai važiuoja senuoju Baltijos keliu.